nu, sveikato, žinai, ką mes čia geriam? O, gerai. Alios, taip, Stanislavai. Aha. Ačiū. Ir eik tu savo. Skambino Stanislavas, žinok. Ir sakė, čia visur aplinkui vaikščioja mokesčių inspektorius. O pas kaimynus buvo. Tai ką, taigi pas mus buhalterija sutvarkyta, mokesčiai sumokėti. Aha, sutvarkyti. Ką, ne? O, Raima. Sėskis. Ką? Sėskis, sakau, paskui paaiškinsiu. Vienu žodžiu, taip, pagal dokumentus mūsų parduotuvė priklauso neįgaliajam. Nu, taip mokesčiai mažesni, nusėskis greitai. Labą dieną. Mokesčių inspekcija. Labą dieną. Jūsų kaip reta tvarkinga buhalterija. Nu taip, aš studijavau buhalteriją, po to... O kaip tai nutiko? O, čia ilga istorija. Net, papasakok. Žinot, tai nutiko statybose. Plokštės slydo nuo... Nuo plokštės laikiklio. Taip, nuo plokštės laikiklio ir ant manęs tiesiai. Jo, toks tipinis nelaimingas atsitikimas statybose, net ir buhalteriam žinokit. O jeigu ne aš, jinai būtų dar žemiau slydusi. O ten visa brigada. 15 žmonių. Pasirodo, jūs didvyris, žmonės išgelbėjot. Kągi, sėkmės jums versle. Ačiū. Laikykitės, jūs šaunuolis. Ačiū. Jums darbės. Ačiū. Aš jūs palydėsiu. Taip, šaunuolis. Taip. Į kokį filmą eisim? Žinai kaip? Eikime Saulėlydžio 3 dalį. Kas? Pirmas dvi pažiūrėjom, laikas ir 3. Neįdomus tas Saulėlydis. Veikėjai pagrindiniai lavonas, šuo ir durnė, kuri tarp jų negali išsirinkti nei vieno. Šlamštas. Kaip tai šlamštas? Tugi pats mane nusivedė pirmą kartą būtent į tą filmą. Aš nusivedžiau? Nusivedžiau. Tada nebūčiau nusivedęs, nebūtume pasimylėję. Tai tu man melavai? Tu man melavai apie mano mylimiausią filmą? Saulytė, nu koks ten filmas, ten banalybė baisiausia. Bela, pažiūrėk, kokie šaltas mano kojos. Aš nejaučiu kojų. Voverytė, aš nesuprantu. Labas. Labas. Aš Tomo į Anglų nuvešiu, nes Edvinas negali, tai aš jį pakeisiu. Vėl negali. Tomute, tave Raimondas į Anglų nuveš. O klausyk, Liepa namie? Ne. O kada bus? Nežinau. Gal iš vis nebus. Įsikraustyti įsiruošė. O ko klausi? Šiaip pokalbį palaikau. Išsikrausto. Tomute, žiūrėk, dėdei Raimondui atsirado neatidėliotinų planų. Aš tau duosiu 20 eurų ir tu važiuok taksi, gerai? 50. Nu, gerai, 50. Bet tu man pasakysi, kur išsikrausto tavo teta Liepa. Liepa ruošiasi išsinuomoti butą, nes mama jai visą laiką nurodė. Neįmanoma gyventi tokiam sąlygom. Ačiū. Žodžiu, išnuomosiu Liepai savo butą. Nu tą, močiutės. Ir jinai bus nuo manęs visiškai priklausoma. Eiktų. Liepa niekada iš tavęs nesinuomos buto, net jeigu tai būtų vienintelis butas pasaulyje. Tai jinai ir nesužinos, kad ten mano butas. Žiūrėk, aš turiu pažįstamą nekilnojamo turto agentą. Jis jai ir išnuomos tą butą. Man atrodo, jis jau yra taip darė, žinok. O tavo bute kartais niekas negyvena. Nebeilgai gyvens. Tu ką gal, nušausi? Nepersisteng, tik tai nepersisteng, gerai. Šaunuolį. Kas yra jūs daro? Kodėl tyčiotės iš jo? Nežinokit, Edvinas save laiko visaverčiu žmogumi. Aš noriu būti kaip kiti. Aš noriu būti visaverčiu, pilnu žmogumi, va. Dirbu ant rankų. Taip jis rankom savo negalę kompensuoja. Jūs stiprios valios žmogus.
Jūsų draugas šaunuolis. Aš kada užsuksiu pas jūs į parduotuvę. Edvinai, kur tavo vežimėlis? Ten, va ten. Imk. Padėk. Gerai. Atsargiai, vyrai. Gerai. Kas čia buvo? Lietuvos verslo realijos, matai, va, mokesčiai žmogų invalidų padaro. Ai, metam. Ką jis daro? Gerai, toliau pats šliaužk. Nu. Pauliau, kai tau paskambins mergina vardu Liepa, tu būtinai išnuomok tą butą už bet kiek. Nes matai, tas butas priklausė mano močiutei Liepai ir jos paskutinis noras buvo, kad tame bute gyventų būtent Liepa. Taip, aš žinau, kad ten gyvena vyras, bet tai man ir neduoda ramybės. Man kiekvieną naktį sapnuojasi mano močiutė ir man sako, Raimundėli, tu išnuomok butą Liepai. Išnuomok butą Liepai. Išnuomok. O, čik. Kažkaip tu man atleisk, kad aš šiandien tave dėl to kvailo filmo apšaukiau. Nežinau, kas man daros. Hormonai. Patsgi žinai, kaip sunku. Tai aišku, nieko tokio, jis normaliai. O kaip atsiprašymą, aš išviriau tavo mylimiausias svagūnų sriubos. Kaip netikėta, labai. Ačiū. Kažkas ne taip? Ne, normaliai. Ne, Albertai, tu man sakyk, kas ne taip, ašgi matau. Ne, viskas gerai. Mažiuk, tu mane meluok, ašgi matau, kad tu vaidini. Gerai, jeigu taip nuoširdžiai tikrai. Man nelabai. Kas nelabai? Nu, ta sriuba. Nu, visada buvo nelabai. Man niekada nepatikdavo šlikšti, iš tikrųjų sriuba vemtverčia. Betgi tu man sakyk, kad čia tavo mylimiausia sriuba. Tai daug ką aš esu sakęs. Tai tu man melavai. Ne, nenorėjau skaudinti. Bet aš tik dėl tavęs ją verdu. Vėl ta šlikšti sriuba, negaliu jos pakęsti. Svagūnų sriuba. Čia mano mylimiausia. Siaubas, kaip gali jis ją valgyti. Jigi tokia šlikšti. Ir man ji labai patinka. Saulytė, aš nenorėjau tave skaudinti. Nenorėjai, o įskaudinai. Žinai, kad atvirumas už atvirumą. Aš negaliu pakęsti tavo tų amžinų apsikabinėjimų, kur papuolė, reikia, nereikia. Ir šitaip. Tu žinai, kad tu man kvėpuoti neleidi. Bet tau visada patikdavo. Niekada man nepatikdavo. Aš visada apsimestinėdavau, nes aš kankindavausi. Viskas nekalbadienis. Bet voverytė. Bet tos voverytės man nervai nelaiko. Aš ką tau, į grauždyką panašiai. Ne. Taip, aš negraužykas. Įsivaizduoju, visą naktį sėdėjau ir tik tokią pagavau. O tarp kitko, kas atsitiko? Kodėl tu mane pasikvietei? Norėjai pamatyti. Gal nori kainą pakelti? Ne, viskas gerai. Aš tiesiog visada susidraugauju su nuomininkais, o jūsgi pas mane, kiek jau, 2 metus? 2,5. O, tuo labiau, mes beveik kaip giminės. Palauk. Atsiprašau. Alio. Mes jau atėjom, kur tu? O, seni, manęs nebus, žinok, skubus reikalai, tu jai vienas viską papasakok, aprodyk, raktus juk turi. Gerai, o klausyk, aną kartą nepaklausiau tavęs, ką daryti su dabartiniais nuomininkais. O jie jau išsikraustė, tik daiktus kai kuriuos paliko ir rytoj pasiims. Savininko nebus, tai vieni apžiūrėsim. Gerai. Nauja visiškai atremontuota vonia, šiuolaikiška, didelė erdvė, stilingas stalas, medinis, gražus. O, maisto yra? Tai čia buvusių nuomininkų rytoj išsiveš. O neseniai aš antrą kartą vedžiau jauną. Gal klausyk, reikėtų supažindinti tave su ją. Gal einam pas mus? Palauk, ta prasme, jį dabar namie? Nu taip. Man reikia paskambinti. Seni, dinkit iš ten, kuo greičiau, nes kaimynė skambino, sakė, pamatė nepažįstamus žmonės ir iškvietė policiją. Gerai, supratau. Klausykit, ten kažkas knarkia. Ai, čia dabartiniai nuomininkai, žinokit, šiandien pamiegos, rytoj išsikraustys, o mum jau laikas, žinokit, man į kitą objektą turiu skubėti, tai keliaujam. Ir tada įsivaizduoja, aš kaip užkertu, vedu ją prie kranto. O jinai padla didelė, meškerė, kad išsilenkė. Atsiprašau. Alio. Merginai butas patiko ir kaina atrodo tenkina. Seni, ačiū. Yes. Atsiprašau, bet jums teks įsikraustyti. Palauk.
Taigi mes jau tarsi giminės. Taip, dėl to reiks pagyventi pas kitą dėdę. Va. Ir mūtė, tavo meškutis atėjo taikytis. Neblogas bandymas, bet aš nemėgstu ramunių. Tu čia tyčia dabar man taip sakai? Ne, niekada jų nemėgau. Tiesiog, kai tu jos man pirmą kartą padovanojai, aš nenorėjau, kad tu nusimintum. Tai aš ir nenusiminiau. O dabar gal gali sužinoti dar kokiu nors dalyku, ką aš netaip darau ir ką tu nuo manęs nuslėpi. Negaliu pakęsti, kai tu man darai tuos visus utiputį, kas mūsų pilvelėje gyvena, kas čia mūsų pilvelėje juda. Fu, negaliu pakęsti. Tai aš irgi labai negaliu pakęsti, kai tu man sakai, meškutį, tu neknark, meškutį, tu pasitrauk, meškutį, čia nepritaškės, meškutį. Sulytė, kas? Galvojate, kas? Aš dabar tik tai nenoriu piktis, nes tau negalima dabar kenksminga piktis. O man dar nepatinka, kad tu man nuolat nurodinėjai, kas man kenksminga ir kas ne. Saulytė, tada padarom taip. Padarom sąrašą dalykų, kurie mus nervina, bet apie kuriuos mes nekalbėjom, kuriuos mes nuslėpėm vienas nuo kito. Saulytė. Galiu dabar pat pradėti. Žinai, kas man labiausiai nepatinka? Tavo sąrašai! Sąrašai! Tada bus sąrašai! Jeigu tu taip nori! Nenoriu, bet bus! Labas rytas, Edvinai. Nutariau naują vonę įsigyti. O kaip jūs čia? Aš kaip ir matėt ir darbe, ir namie, ir sporto klube. Kartais bandau ir apseinu be vežimėlio. Rankas treniruoju, stiprinu. Laukit. Stebiuosi, kaip jūs kabinatės į gyvenimą. Nu, reikia kažkaip tai. Nieko nepadarysi. Kad visų būtų toks požiūris. Tai sakėt, jums vonios reikia. Taip, vonios. Naujos. Tai tiesiai. Jūs pavyzdys visiems esat. Ačiū. Nu va. Na, skaitykit. 3 dienas neskusta barzda, dūrė. Labai. Visai nesuksualu ir nemadinga. Šaunuolė, Irma. Negaliu pakęsti radijo, kurio klausos mašinoje. O būtent kokios stoties? Bet kokios stoties? Kai sėdžiu jo mašinoje, man visa muzika erzina. Nu, žinai, Irma, pasakysiu tau taip. Jeigu nenori galutinai su juo susipykti, tai reikia šitą sąrašą gerokai trumpinti. Manai? Nu, žiūrėk. Gal ir reikia, nežinau, tik ką išbraukti. Rima, ką aš be tavęs darysiu? Kas man patars, kaip gyventi? Tai lieka mano sesė. Aš išvažiuoju porą mėnesių. Tikrai, o tu pailsėsi nuo manęs. Aš rašysiu tau, skambinsiu pagal galimybės. Nekenčiu, kai tu dainuoji. Vaikit žvengt. Kaip? Nu, nežinau, Albertai, aišku, tau geriau žinoti, bet reikia gerokai trumpinti. Nu, nebent tu nori su Irma mirtinai susitikti. Čia pusę reikia braukti. Pusę? Nu, tai. Kas tada liks? Kiek pažįstu Irmą, tai tau reikia čia išbraukti 70% ir tai užteks susipykti. O, atsiprašau. Alio. Išnuomojau tavo butą, ką tik pasirašiau sutartį. Avansą paėmėjai? Aha, kaip ir tarėmės, už 2 mėnesius ir savo procentus. Šaunuolis. O tu ko sėdi? Varyk alaus nupirksi. Stiek su ratais. Aha. Žinok, jeigu vėl tas inspektorius ateis, aš jau pasimokiau praeitą kartą, va, iki šiol rankas skauda. O tu geriau atneštum ligotam žmogui alaus. O, ligotam nesveika. Hebrytė, varau pažindinti su naujoju nuomininku. Tiksliau, nuomininkė. Nu, davai. Pažindinkis. Nesupratau, kas tu toks, kur Liepa? Liepa, ateini čia. Kas čia per čiuvakas? Nežinau, aš jo nepažįstu. Bet panašu, kad jis tave pažįsta. Atsiprašau, čia nesusipratimas. Naujienas aš nesupratau. Ateini čia. Ateik čia, pasižiūrėk. Jau nedirba, pas tave langus. Tikrai čia dabar darosi.
Pauliau, nesupratau, Bairio, kur Liepa? Ko tau šita Liepa nepatinka? Tuo labiau, kad jie daugiau sumokėjo, beje, 1,5 karto. Ir tau gerai, ir man komisiniai didesni, ir tavo senelė rami bus. Pauliau, man reikia tos Liepos, kuri apžiūrinėjo būtą. Aš pats tau primokėsiu, jeigu reikia. Daryk, ką nori, bet apgyvendink pas mane teisingą Liepą, aišku? O tai ką man su šitais nuomininkais daryti? Ką žinau, kad... Man atrodo, žinok, jie išsikraustys greit, nes jau skiriasi. O, kiek daug. Pasirodo, tu neblogas melagis. Pas tave irgi nemažai, aš nemaniau, kad bus tiek. Tu ką, melavai, kad aš esu gera vairuotoja? Bet miškiuk, tu man pats nupirkai teisės. Saulytė, o aš tau per dažnai skambinu. Betgi tu pati visada sakai, miškiuk, paskambink man. Kodėl nepaskambini? Skambink per ir prieš ir po. Tu manai, kad aš esu bloga šokėja? Miškut, ašgi pati geriausia šokėja. Ir mokykloje, ir per mūsų vestuvės, tu ką pamiršai? 1, 2, 3, pameni, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, pameni, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ištuminčiau tą visus batus, pameni? Kodėl tu juokies? Taip, juokas paėmė. Prižadėk, kad mes daugiau vienas kitam nemeluosim. Prižadu niekada. Tikrai, tikrai? Garbė žodis. Gali mane apkabinti. Ačiū. Tik nestipriai. Kad aš kvėpuot galėčiau. Aš tara? Tu? Ne. Būt biški. Čiučiut. Bet tik dabar. 12. Pasitemptai. Va, tai Raimo man alų temps už tave. Dabar tavo eilė, o tu skaičiuok. Gerai? Alio. Išnuomojau jau apsigyvenotą tavo Liepą. O tikrai ta Liepa? Liepa Petrauskaitė, gimusi 1900. Ai, gerai, seniai, ačiū. Nu? Dar 12 ir bus lygiasis ir Raimas Nato. Oi, tu 13! Yes! 12! Mano alus. Raima? Tu? Iš kur tu čia? Aš čia gyvenu. Čia aš gyvenu. Palauk, nekilnojamo turto agentas man išnuomojo šitą butą. Palauk, kas per... Kaip tau galėjo mano butą išnuomoti? Va, nuomos sutartis. Nuosavybės dokumentai. Neišdegs tavo planelis. Vos tik nesužinos, kad būtas tavo, iškart išbėgs. Kertam? Aišku, rizikinga, bet kiek spėjau pažinti Liepą. Tau su manim niekas neišėjo, tai dabar nusprendė iš manęs šaipyti? Super, kas toliau? Klausyk, nieko toliau, aš nenoriu iš tave šaipytis, nereikia man jokių problemų. Gali susirinkti daiktus ir varyk iš kur atvažiavus. Niekur aš nevažiuosiu. Ką reiškia niekur nevažiuosiu? Kažkoks aferistas išnuomavo mano butą ir aš dabar turiu kentėti? Palauk, aš už šitą butą sumokėjau 2 mėnesių nuomos sutartį. Ir jeigu tavo planas buvo pasimti pinigus ir mane išvaryti, tai žinok, kad tavo planas nesuveikė. Nori čia gyventi, gyvenk, bet mažajam kambarį, nes aš gyvensiu didžiajam. Bent jau 2 mėnesius. Edva, planas suveikė. Gali iš parduotuvės keltis į mano seną butą. Meluoti žmonėms negalima, bet gyvenime pasitaiko situacijų, kai negali nemeluoti. O jeigu tai darai dėl mylimo žmogaus, tai nemelas, tai žygdarbis. Pasitaiko ir taip, kad žmonių tarpusavio santykiai prasideda nuo melo. Šitas tikrai ne mano. Bet visai nereiškia, kad šie santykiai neturi ateities. O gal ir reiškia. Ir beveik visada pamelavęs, paskui dėl to gailiesi. Ir dėl to nusprendžiau paaukoti visą parduotuvės mėnesio pelną Vilniaus neįgaliųjų bendrijai. Todėl, kad tai yra mano pareiga.
bet visada turi galimybę pasitaisyti. Neskaičiuokim valandų, neskaičiuokim valandų, kur praleidžiame kartu, kur praleidžiame kartu. Galbūt viskas pasibaigs. Šiandien tu man graži, šiandien man nuostabi kokia.